kiekvienas vaikystėje svajojame. Kuo būsime užaugę? Aš sakiau, vairuosiu taksi automobilį. Svajoniai nelemta buvo išsipildyti. Netrukus širdį užvaldė muzika, kuri lydi mane visą gyvenimą. O gal gyvenimas ir yra muzika, tik reikia geriau įsiklausyti? Bet sugalvojau, būsiu mokytoju. Savo pašaukimo ilgai ieškoti nereikėjo. Jis pats susirado mane. Rajono mero Vytauto Kleivos vadovavimo laikotarpiu buvo suremontuota 13 rajono mokyklų ir 16 ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Pradėta daugiabučių namų renovacija. Mieste jau renovuojama 14 daugiabučių, parengti 32 daugiabučių namų renovacijos investiciniai projektai. Kasmet vis daugiau šeimų gauna socialinį būstą. Sutvarkytos Buožinų, Ryškinų, Degaičių, Luokės, Žarėnų miestelių, Varnių miesto viešosios erdvės. Taip pat Telšiuose bei rajone buvo gerinama kelių kokybė, įkurtas psichikos dienos stacionaras. Įsisavinta 100% ES lėšų pagal priemonę regioninių ekonomikos augimo centrų plėtra. Aš didžiuojuosi mūsų miestu ir visais Telšių krašto žmonėmis. Bei viliuosi, kad rinkimų dieną būsite aktyvus ir išsakysite savo politinę valią. Kviečiu balsuoti už socialdemokratus ir mūsų idėjas. Nuoširdžiai, jūsų meras Vytautas Kleiva. Socialdemokratų partijos numeris savivaldybių tarybų rinkimuose 2. Rinkimų dieną būkite aktyvūs.